Sveiki visi atvykę į Mato Game video. Šiandien mes darysim klausimų ir atsakymų video. Angliškai būtų Q&A. Tai jo. Jeigu jūs norite pamatyti klausimų ir atsakymų video, jūs atėję atitinkamą vietą. Tai dabar, darysim pirmas atsakymas. Mažus ryškytis. Taip. Ir kiek laiko treniruotis reikia su riedlente. Kur šitas klausimas buvo, tai čia buvo Roblox, aš važiuoju su riedlente. Tai aš šiaip tai nežinau, kiek reikia treniruotis su riedlente, bet žinau, kad reikia tiesiog metus kažkiek ten treniruotis, tai jo. Kur šitą klausimą antrą radau, tai šitas buvo, kur aš gaminu savo skiną. Ar bus dar antra dalis? Taip bus, bet dabar mano Kogama sulūžus, tai kai pataisysiu tikrai, prižadu bus. Šitas klausimas buvo ant mano Coca-Cola, Cherry or Dr. Pepper. Tai jisai sako, šiaip lengva atidaryti man, o kiek tau metų? Man 9. Tai čia buvo trečias klausimas, einam prie ketvirto. Šitas klausimas buvo lygiai prie pat to klausimų. Kiek tau metų? Sakau, 9. Tai va, man čia lygiai tas pats klausimas, bet ten tiesiog pasako, kad jam lengva atidaryti. Tai va, jau galvojau, ten paskutinis klausimas, bet dar vieną radau. Čia aš važiuoju su Roblox, aš važiuoju su riedlente. Ja, tas pats žmogus, kur 3 klausimus parašė, sako, kiek laiko treniruotis reikia su riedlente. Tai manau apie kokius metus, nes aš pats neturiu riedlentės. Tai jeigu nori daugiau klausimų video, jūs tiesiog rašykit man klausimus ir aš jums tiesiog atsakysiu jums tos klausimus. Tai viso gero ir neužmirškit laikinti, rašyti komentarus, jeigu dar vieną norit. Ir norėčiau ant šito video surinkti laikų, tai 10. Tai va, viso gero.